labą dieną, gyvenu lofte, reiškias, yra 78 kvadratai ir problema yra tokia, kad stovi oras ir nei pirmin, nei atgal, nei jeigu durys atidarytos, nei jeigu ventiliatoriai paprasti, neištraukia ir nieks nevyksta. Tai problemą bandau spręsti štai taip, su didžiuliu ventiliatoriu, kuris ūžia ir kelia orą į antrą aukštą. Ir taip ir gyvenu. Pilnos ausys, ūžesio ir yra blogai. Tai va, ieškau sprendimo. Visus metų laikus ar tik? Gyvenu jau, galima sakyti, kokius 2 mėnesius čia. Tai principė šiltuoju metų laiku, vasarą. Tai dabar yra Liepos galas, tai vat nuo birželio pradžios, galima sakyti. Tai tie ventiliatoriai čia pastoviai pučia, kažką traukia, bet dulkes kelia, žodžiu, blogai. Blogai, tai dėl to ieškau sprendimo, kažkokio tais, kad būtų, kad susitvarkytų oras. Tik šitie ventiliatoriai? Nes antram aukšte langai neatsidaro, tik tai vienas langas atsidaro ir durys. Taip kad kas čia planavo, tai aš neįsivaizduoju, kai taip galima padaryti. Tai va. Tik šitais ventiliatoriais? Jo, šitie ventiliatoriai ir taip pat tualetė yra Sanmanskė. Yra, čia dar remontas nepabaigtas iki galo, bet yra, paprasti iš senukų ventiliatoriai tokie, jie ūžia burzgia, bet jie, principė, jie tas pats, kas nieko. Nesijaučia skirtumo? Ne. Jisai pas mane įjungtas čia visą laiką. Visą laiką įjungtas ir tas pats, kas nieko, nes, realiai nieko netraukia. Tai jau. Taip, yra antram aukšte. Štai, dar vienas toks pats ventiliatorius kaip ir pirmam aukšte. Jis irgi visada įjungtas, bet efekto nėra jokio. Visai. Tai vat. Tokios bėdos. Ir didžiausia problema turbūt... Didžiausia problema yra, tiesiog visam lofte oras jisai tiesiog stovi. Jisai stovi ir viskas. Antro aukšto langai. Jie nesidarinėja? Ne, nesidarinėja. Antro aukšto langai nesidarinėja. Žodžiu, praėjo 3 mėnesiai ir štai šita ventiliacijos visa sistema iš tikrųjų davė rezultatų. Jau galima gyventi, galima kvėpuoti ir iš tikrųjų dėkoju visai kompanijai, visai komandai, kuri išgrįžė, padarė ir leido tiesiog į namus į gaivų oro gūsį. Tai dėkoju labai ir manau, kad ateities objektams tikrai kreipsiuosi ir bendrausim ir bendradarbiausim su puikia kompanija. Taigi iš tikrųjų Homeir kolektyvas tikrai nenuvylė ir rekomenduoju bent jau išbandyti, o kaip, nežinau, mano atveju tai tikrai pasiteisino, o kaip kitiem, nežinau, aš atsiliepimus turiu, sakykime, puikiausius. Ačiū. Nėra už ką.